Lizosominio kaupimo ligų sutrikimai arba LKL yra paveldimų medžiagų apykaitos ligų grupė. Liga gali sukelti vieną ar daugiau mutacijų, dėl ko susidaro fermentų trūkumas arba jo visiškas nebuvimas lizosomose. Lizosomos yra mažos organėlės esančios ląstelėse, kuriuose yra daug fermentų dalyvaujančių įvairių tipų biomolekulių skaidyme. Daugumoje LKL atvejų dėl sumažėjusio fermento aktyvumo lizosomų gebėjimas skaidyti sudėtingas makromolekulės yra sutrikęs. Šios didelės, nesuvirškintos molekulės kaupiasi ląstelėse ir galiausiai sukelia ląstelių ir audinių pažeidimus. Laiku bėgant LKL progresuoja, sukelia negrįžtamus multisisteminius pažeidimus ir ankstyvą mirtį. Todėl yra labai svarbu laiku diagnozuoti ligą ir ją tinkamai kontroliuoti. Siekiant nustatyti tikslę diagnozę, yra atliekamas sauso kraujo lašo SKL tyrimas. Tai lengvai atliekamas, nebrangus ir patikimas tyrimas, jei laikomasi šių paprastų nurodymų. Pirmiausia, turi būti užpildyti visi paciento duomenys kiekviename laukelyje SKL kortelėje. SKL tyrimui atlikti imamas bendras kraujas, kuris užlašinamas ant specialaus filtrinio popieriaus. Vyresniems nei 1 metų pacientams kraujas dažniausiai paimamas iš piršto. Kraujas turi būti užlašintas į kiekvieną SKL kortelėje esantį apskritimą, kol pilnai tą apskritimą padengia. Laboratorijos taip pat gali priimti mėginius paimtus taikant standartinę venų punkciją. Kraujas dažnai gali būti imamas į EDTA mėgintuvėlius, tačiau pirmiausia reikėtų pasikonsultuoti su tyrimus atliekančia laboratorija. Surinkite veninį kraują į surinkimo mėgintuvėlį ir nedelsdami apverskite mėgintuvėlį, kad susimaišytų su priedu. Kraujas gali būti pernešamas pipete, naudojant atitinkamą saugos įrangą. Pipetės galiuką laikykite virš apskritimo centro, arti paviršiaus, tačiau jo neliesdami. Palaipsniui lašinkite kraują ir leiskite jam įsigerti apskritimą, kol apskritimas bus pilnai padengtas. Apskritimą reikia užpildyti vienu kartu. Taip kartokite procedūrą ant likusių SKL kortelėje esančių apskritimų. Neteisingai paimtas kraujo mėginys gali būti klaidinantis, gaunami neteisingi tyrimo rezultatai arba tyrimas gali būti atmestas, todėl įsitikinkite, kad kraujas paimamas tinkamai. Norint išsaugoti fermentų aktyvumą, mėginiai turi būti džiovinami kambario temperatūroje mažiausiai 3 valandas, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ar šildymo įrenginių. Kad išvengtumėte kryžminio užteršimo, nedėkite kortelių viena ant kitos, išdžiovinus mėginius uždenkite. Tarptautinės oro vežėjų asociacijos IATA Pasaulio sveikatos organizacijos gairėse dėl infekcinių medžiagų vežimo taisyklių ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos SKL tyrimai klasifikuojami kaip nereglamentuojama medžiaga, kuriai taikoma išimtis. Dėl to SKL tyrimus lengva ir saugu išsiųsti paprastu paštu, kai laikomasi vietinių institucijų pakavimo ir ženklinimo taisyklių. SKL tyrimus yra paprasta atlikti ir kiekybiškai vertinti fermentų aktyvumą. Teigiami SKL tyrimo rezultatai turėtų būti patvirtinti pagal vietines gaires, dažniausiai taikant fermentinį baltųjų kraujo kūnelių aktyvumo iš veninio kraujo mėginio ar audinio ir arba genetinį ištyrimą, įtariant lizosominę kaupimo ligą.